Labai malonu, atvykom pagaliau pas žmogų, sukūrė šitą nuostabų automobilį. Ir ne tik į vieną. Kaip pasirodo, bet nežinau, bet čia yra 6. Taip, 6. Iš tikrųjų labai malonu. Turiu pat kelis klausimus. Pirmiausias, toks labai paprastas ir elementarus, bet koks didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrėte galbūt tiek inžinerinių, tiek technologinių klausimų, kurį va teko spręsti. Jums pats, kuris čia buvo pats toks didžiausias iššūkis? Ieškojimas tobulybės, ieškojimas pačios tobulybės. Iššūkis yra tai, kad mano dirbtuvės yra ganėtinai mažos apimties ir kuriant tokį didelį objektą, darant kažką, norisi kaip menininkai iš karto matyti linijas, bet mažoj patalpoj tu gali jas tik įsivaizduoti. Ir ta vaizduotė būna tave lydi visus tos metus, kol tu tai kuri, kol tu tai. Pačiam po to būna smagu, kada jau išvysti erdvėj ir neturi priekaištų. Pavyksta. Tai nėra tai, kad jau žinau, kad tikrai pavyks. Pavyksta tik tada, kai išlenda iš šviesą. Bet tai mūsų to tikslu, su to. O sakykite, dar tada kokia dizaino detalė, bet pavyzdžiui, kurią sukūrėt, yra jūsų paties asmeniškai tokia mėgstamiausia, kad be jos niekaip neatsisakytumėt, žinot. Gal kažką galima būtų pakeisti tam ar improvizuoti, bet jos niekaip neatsisakytumėt. Ar yra tokia detalė automobiliai? Ratų nekeičiu, nes nuo ratų prasidėjo visas tas dizaino kūrimas. Pati ratų išraiška iš karto parodė, kad tai bus būtent kažkas tokio sportinio stiliaus. Nes būna nuo ko tai pradeda. Tai būtent dovanų gavau pačius tokius žmogaus ir paskui tėvų dar kažką nesuveičiu. Tada dar klausimas, o dabar kuriant šitą automobilį, koks tikslas jūsų buvo, kokią emociją perduot tam, kuris sėdės už vairo? Ką norėtumėt, kad jisai pajaustų, tas vairuotojas? Apie tai nesusimuščiau. Arba kokį jausmą jums suteikia? Sėdimo, žinot, to automobilio garso, sėdimas prie vairo. Nu, būtent ta jo jaučiama jėga. Net nejudant, jau sėdint už vairo, užvedus variklį, jau jaučiama ta jėga, kad gali kažkas tave nunešti. Ir, kaip sako, aš vis jaukiuosi, sakau, negali pakilti. Nes toks būna tikrai viduj perbėga šiurpulys, kad pats variklio jausmas jaučiasi net galima per visą rėmą, per viską. Ir tu tada drebėjimą, atrodo, žemė turi. Tas yra svarbu. Ir tada galbūt dar kažką, ką galėtumėt palinkėti ar patart ateities kūrėjai, pavyzdžiui, ar lietuvė, ar ne, kuris galbūt tuo pačiu keliu, kaip jūsų, norėtų pradėti vieną dieną eiti. Gal kažkokią žinutę turit, tarkim? Turiu žinutę tokią pasakyti, kad niekada negalvokit apie galutinį rezultatą. Niekada negalvokit, nes tai yra sunku. Tai yra sunku daryti kažką, kai tu galvoji, kas bus ir kaip bus su juo. Dažniausiai žmonės bijo galvodami apie tai, kad kaip tai reiks užregistruoti ar tai padaryti. Aš visada sakau kūrėjams, jūs negalvokit apie tai, kaip ją eksploatuoti, o jūs padarykit taip, kad jie žavėtųsi žmonės. Mes ją eksploatuoti galim bet kuriuo atveju ant kažkokios kitos mašinos, atsivežti parodą ir turėti lygiai tą patį dėmesį, ką jūs turėsite žmonės. Pasivažinėti mes irgi galim, turim galimybių žiedą ir pakilimo takus, kaip sakant, galim ir ten įsivaizduoti. Bet visada reikia turėti viltį, kad vis tiek prieisim patį geriausią variantą. Reikia neatsisakyti svajonės. Svajonės jos dažnai gyvenime bando pakišti tau, kaip sako, pagalius į ratus. Bet tu turi būti ant tiek stiprus ir tas svajonė, jeigu tu ją palieki, jinai reiškia yra netikra. Tu ją turi išlaikyti, bet kokiu atveju, ar liga, ar skausmai, ar negalia ateina, tu vis tiek, jeigu jinai yra tikras, tu ją po tam tikro laiko vis tiek tu ją įgyvendinsi. Tai yra tikros, niekas nesustabdys. Būtent to ir vadovauju.
žavimės ir iš tikrųjų didžiuojamės, kad su tų žmonių Lietuva turim. Ačiū. Čia yra trivietis. Turim vietą. Bandžiau aš save ten kažkaip, gal man galvo reik palenkt, ūgis. O štai kitas dar labai įdomus faktas, kad šis žmogus ne tik labai talentingas inžinerijoje, bet jisai be galo nuostabiai tapo. Tai reiškia visomis prasmėmis labai talentingas žmogus. Paveikslai ne ką mažiau gražesni ir kaip jis pats minėjo, kai išsenka jėgos ar idėjos būtent dirbti prie automobilio, nes būna sunkesnių dienų, tai jo restartacija įvyksta būtent pasiėmus teptuką į rankas. Tai bet žiūrėkit, kokie dar grožiai gims. Kokių mes turim Lietuvoje talentingų žmonių, apie kuriuos tiek nedaug žmonės garsiai kalba. Sakyčiau, be galo įdomi ir nuostabi paroda ir nereikia, žinot, skristi visai jokia Ženevos, kai turim pašonėj Lietuvoje tokį talentingą kūrėją.